Aš esu Donatas Noreika, šito fakulteto dėstytojas, taip pat darau mokslinius tyrimus. Ir kai reikėjo ruoštis paskaitai tyrėjų nakčiai, galvojau, kas man pačiam būtų įdomu. O aš pats dabar dirbu tokiuose skirtingose srityse. Viena vertus tai yra mokslas, griežtasis mokslas, laboratorijose, kuria kažkas matuojama, tyrinėjama. Ir kartu man įdomi praktinė psichologija, kaip tuos atradimus galima taikyti ir panašiai. Ir todėl šiandien pasirinkau jums pristatyti 3 eksperimentus, labai garsius psichologijos eksperimentus, kurie prasidėjo kažkada laboratorijose, kaip moksliniai tyrimai. Po to sukėlė didelę bangą žmonių pokalbių apie tai, kas čia buvo atrasta, ką mes galim sužinoti apie žmogaus prigimtį. Ir paskui jie buvo pritaikyti ir praktiškai. Buvo padarytos kažkokios praktinės psichologijos programos, kurių buvo taikomi tie atradimai žmonių ugdymui, terapijai ir panašiai. Pasiruošę į šitą kelią? Tai va, maždaug nuo 20 amžiaus 70-mečio visa banga buvo psichologijos tyrimų, kurie atkreipė dėmesį į tai, koks žmogus yra pažeidžiamas, kaip lengvai jis pasiduoda blogio poveikiui, kaip lengvai mes prisimam vaidmenis, kai mums priskiria ir mes kažką blogo turim daryti. Ir tai sukėlė daug diskusijų. Nes žmogus nori jaustis esantis racionalus, teigiamas, pozityvus, kažką darantis vardan gėrio. O čia tie eksperimentai rodo, kad mes netgi patys ne visada įsąmonam, kaip lengvai mes pasiduodam blogiui. Tai mes iš pradžių peržiūrėkim tos 3 eksperimentus ir paskui galėsim padiskutuoti kartu, ką mes sužinojom iš jų, ką sako tie eksperimentai. Eksperimentai labai garsūs, todėl manau, kad daug kas jau galėjot juos girdėti, o kas negirdėjot, bet susidomėsit, tai galite internete daug medžiagos apie juos rasti. Namie, jeigu susidomėsit, galite pagal raktinius žodžius ar pavardės įsivedę tikrai daug informacijos rasti apie juos. Tai pirmas eksperimentas, apie kurį noriu jums papasakoti, yra Stanley Milgramo paklusimo autoritetų eksperimentas. Darytas 20 amžiaus 70-metį ir pats Stanley Milgramas bent jau sako, kad idėja tyrimo jam kilo mąstant apie Antrąjį pasaulinį karą ir matant, kiek daug buvo ne tik aukų, bet ir vykdytojų holokausto, masinio genocido, žudynių, kankinimų ir panašiai. Ir jam kilo klausimas, iš kur tiek žmonių, nes atrodo, na gerai, ten vienas kitas yra diktatorius, kuris tikrai yra blogio įsikūnijimas, jisai duoda komandas, jis gal yra kažkokių, neturi psichinių sutrikimų, bet iš kur tiek žmonių, kurie vykdo? Nes tiek masiškai vienas Hitleris, pavyzdžiui, žudyti tikrai negalėjo. Ir jam kilo idėja apskritai, kaip žmonės reaguoja autoritetą. Jeigu mes paprastiems eiliniams žmonėms lieptumėm kažkokius blogus veiksmus daryti, ar jie darytų ar ne? Žudyti kitus, kankinti kitus. Ir jis sugalvojo tokį genialų, sakyčiau, eksperimentą patikrinti visą tai. Sudarė sąlygas, kai autoritetas liepia kažką daryti ir žiūrėjo, kiek žmonės paklustam. Eksperimentas atrodė taip. Specialiai eksperimentui buvo sukonstruota dėžė, kuri atrodo taip kaip elektros srovę generuojanti dėžė. Tik atrodė taip, nes ten buvo truputį įdėta apgaulės. Tai yra mygtukų eilė ir aiškiai užrašyta virš jų, kad mes su kiekvienu iš jų galim duoti srovę vis didesnę. Nuo kelių voltų iki 450 voltų. Ir net irgi ribos nužymėtos, kad čia yra pavojinga, čia yra mirtina ir panašiai. Taip, kad žmogus sėdėdamas prieš tą dėžę, tai aiškiai liktai turėtų matyti, kokį jis poveikį gali daryti. Tada pakvietė tyrimo dalyvių, tiesiog žmonių iš gatvės, studentų, tas tyrimas darytas su įvairiais žmonėms, po to pakartotas. Ir jiems buvo užduotis paaiškinta taip. Jūs būsit mokytojas ir šitas eksperimentas yra apie tai, kaip bausmės veikia mokymasi. Ir jį nuvedė į kitą kamarį, parodė, kad štai yra mokinys. Ir mes tyriam, kaip elektros šoko bausmės gali paskatinti mokymas. Ir tas žmogus ten buvo pasodinamas, prisegamas, prirakinamas, taip, kad negalėtų pabėgti, nes nelabai malonu elektros šoką gauti. Ir jam parodė, nedavė tą mokytojui pačiam užsidėti ant rankos tos elektros šoko įrenginius ir pabandyti, kaip tai veikia. Ir jis pajuto, kad tikrai veikia elektrošokas. Ir tada sakė, čia bus mokinys, parodė, kad mes jį pasodinam, čia jisai bus, o jūs busit kitam kambarį ir jį nuveda į kitą kambarį ir pasodina prie šito prietaiso. Iš tikrųjų, tas mokinys yra aktorius, apsimetėlis, tai yra eksperimento paruoštas žmogus ir ten jokių elektrošokų jis negaudavo. Bet tyrimo dalyvis manė, kad jis iš tikrųjų teikia elektrošokas, net pats pabandė savo ranką, kad jis netaip jau malonu, tai nors jis patys silpniausia pabandė. Ir tada mokytojų instrukcija buvo tokia. Jam davė lapą su užduotim, atminties užduotim, kur kažkokie žodžiai, kuriuos reikia atsiminti.
Ir tas mokinys, kuris girdėdavo per garsiakalbį, turėjo sakyti atsakymus. Jeigu atsakymas teisingas, einam prie kito klausimo, jeigu atsakymas neteisingas, jis turėjo bausti jį, pradėdamas nuo silpniausios srovės ir vis didindamas tą srovę. Jeigu mokinys nepatikė jokio atsakymo, tai reikia traktuoti kaip neteisingą atsakymą. Ir tyrimo klausimas buvo, kiek žmonių atsiras tokių, kurie nueis iki pat galo, tai yra, kurie pateiks mirtiną elektros srovę. Ir kaip jūs manot, kiek galėtų būti tokių žmonių? Tie, kurie bent jau neskaitėt originalaus eksperimento. Kurie iki pat mirtinos dozės nueis ir baus mokinį už tai, kad jis neteisingai atsimena. Atsiranda vienas kitas, ne šiaip mes galim pataikyti visuomenį žmonių, kurie linkia kankinti kitus ir panašiai. Ir eksperimento autorius Stanley Milgramas paklausė savo kolegų, psichiatrų, kaip jie prognozuotų, kiek bus tokių žmonių. Ir čia šitam grafike, va šita oranžinė kreivė, nežinau kokią spalvą matot, pavaizduota prognozė, kad va, silpną srovę duos beveik visi, nes nieko tokio, na taip nemalonu žmogui, bet jisai pajus. Kuo stipresnė srovė, to mažiau bus žmonių sutinkančių tai daryti. Taip? Ir dar aiškiai nepasakiau, kad eksperimentatorius pats būdavo šalia visą laiką, tam pačiam kambarį su mokytoju, baltų chalatu apsivilkęs, kad matytus, kad tai yra rimtas žmogus profesorius ir primindavo žmogui, kad tu turi tai daryti. Kad eksperimentas tokios sąlygos, kad turi daryti. Taip, aš žinau, kas vyksta ir panašiai skatindavo jį daryti. Bet nieko negali versti, tiesiog buvo sakoma tam tikros frazės, netgi paruoštos, kad svarbu, kad jūs tęstumėt, pavyzdžiui. Kita frazė, taip, bet labai reikia, kad jūs vykdytumėt eksperimentą. Ir panašiai, ten frazės kelios, taip, kad tam žmogui buvo lyg liepiama daryti. Ir žiūrėdavo, kiek žmonės sutiks. Mėlyna kreivė yra realūs tyrimo rezultatai. Apie 65% žmonių iki pat galo nuėjo, pateikė to šokus. Ir jie girdėdavo, ten irgi būdavo tiesiog įrašytas mokinio balsas, kad jis kiekvieną kartą nesakytų kitko, irgi būdavo standartinės frazės, kaip tas mokinys reaguodavo į tam tikrą šoką. Pavyzdžiui, paskui sakydavo, ei, skauda. Paskui sakydavo, ei, tai gal jau nebejuokaukit, užteks. Po to sakydavo, ei, baikit, paleiskit mane. Užteks, aš nebenoriu čia dalyvauti. Ir dar kelios frazės, o po to jis tiesiog nutildavo ir nuo tam tikros ribos mokytas nieko nebegirdėdavo. Bet jis galėjo tart, kad ten jau nuo to jo elektros šoko tam žmogui pasidarė blogai. Bet va tiek žmonių nuėjo iki pat galo ir davė tos elektros šokos, nors ten nieko nebegirdėdavo. Dauguma žmonių tai bandydavo bent atsisakyti, perklausdavo to eksperimentatorius, pavyzdžiui, sakydavo, o tikrai jam nieko blogo, čia nėra liekamųjų reiškinių. Eksperimentatorius sakydavo, taip, mes viską užtikrinam, žinom, jau jūs ne pirmas tai darot, tęskite eksperimentą. Ir žmonės eidavo iki galo. Taip, ką mes sužinome apie šitą eksperimentą? Natūraliai žmonės turbūt to nedarytų. Bet Milgramas tyrė autoriteto įtaką mūsų veiksmams. Jeigu kažkas liepia daryti, kiek žmonių paklūsta. Ir pasirodo, gana daug žmonių paklūsta. Daug daugiau, negu mes natūraliai manom. Žiūrėkit, kokia buvo prognozė ir kiek iš tikrųjų žmonių sutiko. Tai, kad iki pat galo eis, psichiatrai manė, kad apie 1%, net mažiau negu procentas visų žmonių tai darytų. Iš tikrųjų buvo beveik 65%. Taip. Taip. Jie manė, kad tai mirtina srovė, iš tikrųjų ten tiesiog būdavo mygtukų spaudinėjimas. Nežinau, kiek pirmam tyrime, bet tas eksperimentas buvo kartotas net 14 kartų ir su daug žmonių. Ir rezultatai truputį skiriasi, mes po to prie jų prieisim, bet ten buvo pakankamai imtis. Neatsimenu dabar kiek tiksliai. Tai va, tokie rezultatai. Bent jau, kai mums liepia, panašu, kad dauguma mūsų sutinkam ir darom. Kodėl, va, galėsim padiskutuoti, neaišku kaip. Tai čia taip trumpai pristačiau tą pirmą eksperimentą. Po to prie jo galėsim grįžti, padiskutuoti, ką mes iš jo sužinom. Kitas eksperimentas, nemažiau garsus, Stanfordo kalėjimo eksperimentas. Sugalvotas ir atliktas Filipo Zimbardo apie tai, kaip mus veikia prisimti vaidmenis. Ne tik autoritetas, bet jeigu mes priskiriam vaidmenį, po to lyg niekas nebeliepia, bet ar mes tada darom blogus veiksmus.
Šito eksperimento autorius Filipas Zimbardo susidūrė su kalėjimais ir matė, kaip ten žmonės gyvena, jisai dirbo psichologu ten ir tada jam irgi kilo daug minčių, o kodėl vieni žmonės pasidaro žiaurus, prižiūrėtojai yra kažkokie irgi specifinio elgesio žmonės. Jie pažiūrė linkę kankinti, nors jiems neleidžia, gal nekankina, bet panašu, kad jie linkę žemint kalinius, kankinti. O kaliniai dažnai prisima to žeminamojo vaidmenį ir net ne visada priešinasi, jie tiesiog tampa emociškai išsekę. Tai klausimas, kas čia vyksta? Nes iki Zimbardo tai buvo vyraujanti nuomonė, kad tiesiog čia asmenybės skiriasi. Prižiūrėtojais natūraliai tampa žmonės, kurie jau linkę yra kankinti, kitus žeminti ir panašiai. Tokie žmonės renkasi tas profesijas. Nežinau, ar daug kas iš jūsų rinktųsi kalėjimo prižiūrėtojo profesiją. Mes norim kažko kitko. Taip, kas norėtų dirbti kalėjimo prižiūrėtoju? Va, niekas. Tai va, buvo vyraujanti teorija, kad tiesiog žmonės skiriasi. Prižiūrėtojais tampa vienokie žmonės, kaliniais dažnai tampa kitokie žmonės, kuriuos ir reikia uždaryti. Nes jeigu jų neuždarys, jie daro blogus dalykus. O Zimbardo norėjo patikrinti, o kas būtų, jeigu mes atsitiktinius žmonės priskirtumėm. Vienus kalėjimo prižiūrėtojais, kitiems duotumėm kalinių vaidmenį. Kaip jie elgtųsi? Ar jie nedarytų to paties? Ir tam buvo sukonstruotas dirbtinis kalėjimas, į tikrą kalėjimą jų neleido, nors jiems net ir miesto policija padėjo atlikti tyrimą, kur buvo padarytos kameros iš psichologijos laboratorijos kabinetų, buvo durys išimtos, įdėtos grotos, paruoštas koridorius, kur ten kaliniai galėjo vaikščioti per pertraukėlės ir panašiai. Ir tada jie surinko grupę žmonių pagal skelbimą, bet, kaip supratau, jiems ten praktiškai visi atsiliepė koledžo studentai. Buvo mokama už dalyvavimą eksperimente, tai matyt, koledžo studentai norėjo užsidirbti vasarą ir tada susirinko. Jų susirinko gana daug ir buvo atlikta įvairių testų. Pagal tai jie norėjo užtikrinti, kad tie žmonės, kurie pateko eksperimentą, yra tikrai sveiki. Kad atmestų visokius sociopatus, linkusius į agresiją ir panašiai. Atliko daug testų ir galiausiai atrinko 24 žmonės iš daugiau negu 100. Ir tada jos atsitiktinių principų suskirstė į 2 grupės. Kad vieni taptų prižiūrėtojais, kiti kaliniais. Ir tada prasidėjo visa istorija. Ji yra jo prašyta internete, pats Filipas Zimbardo ten savo įspūdžius rašo, tai kam įdomu galėsit paskaityti, nes ten tikrai trileris, kaip ten viskas vyko. Pavyzdžiui, patiems studentams eksperimento pradžia buvo netikėta. Jie pasirašė, kad jie dalyvaus, žinojo, kad čia bus kažkas apie kalėjimą, netgi buvo jiems pasakyta, kad jie gali dalies savo teisų netekti, pavyzdžiui, laisvės ir panašiai. Bet jiems nebuvo pasakyta, kad juos atvažiuos policija ir suims namuose. Jiems buvo pasakyta, sekmadienį būkit pasiruošę, pradėsim eksperimentą. Bet jiems patiems buvo netikėta, kad atvažiavo tikra policija, juos išsivedė iš namų, patikrino, uždėjo antrankius ir nuvežė į policijos nuovadą. Eksperimento vykdytojai tiesiog buvo susitarę su miesto policijos nuovada, tiesiog, kad būtų daugiau realumo. Ir tada kaliniai praėjo įprastą kalinių patekimo į kalėjimo procedūrą, iš jų buvo atimti drabužiai, jie buvo dezinfekuoti tam tikrus skysčių, buvo duoti kitokie drabužiai buvo tyčia parinkti tokie, kad jie nelabai jaukiai ten jaustųsi, buvo tokios plačios. Va čia matosi tik žmogus, kuris patekęs, po to iš jo buvo atimti drabužiai ir gavo tokį platų kaip abitą, be apatinių drabužiams, nebuvo leista naudoti apatinius drabužius, taip kad jie tyčia buvo viskas daryta, kad jie nejaukiai jaustųsi. Taip pat ant kojos buvo uždėta grandinė, irgi tam, kad tai primintų jų žeminantį statusą. Jie sakė, galvoja taip, kad netgi naktį tas žmogus jaustųsi nejaukiai, nes netgi verčiantis ant kito šono, grandinė dažnai pažadindavo, nes nėra labai patogu. Ir netgi naktį tu negalėdavo jaustis laisvas žmogus, iš karto primindavo, kad tu esi kalinys. Tai va tiesiog visos sąlygos, kad tie žmonės kuo labiau įsijaustų į kalinių vaidmenį. Ir taip pat kita grupė buvo pakviesta net ir ruošiantis eksperimentui tam, kad jis jaustų vaidmenį, būsimi prižiūrėtojai padėjo net paruošti patalpas, po to jie gavo aprangą, jau daug patogesnė, gavo lasdas policininkų, nors jiems buvo liepta jų nenaudoti ir šiaip sąlygos buvo tokios, kad jūs negalite naudoti fizinės agresijos. Akinius nuo saulės, tam, kad nesimatytų akių, nes mes tada saugiau jaučiamės ir panašiai. Tai buvo sukurtos sąlygos, kad kuo labiau žmonės prisimtų tos vaidmenis. Bet labai konkrečiai lyg nebuvo pasakyta, kaip jie turi elgtis. Lyg, nes ten yra klausimų, kiek konkrečiai tas Zimbardo sakė instrukcijas. Bet jis pats teigia, kad tiesiog buvo pasakyta, kad jūs turit būti kalėjimo prižiūrėtojais, kaip jau jūs supranta, tai palaikyti tvarką, kad tie kaliniai būtų savo vietose ir viskas. Jau jie patys turėjo sugalvoti, kaip jie tai darys. O kaliniams iš vis mažai buvo aiškinami, tiesiog sutiko dalyvauti eksperimente ir jie buvo uždaryti. Tikslas buvo pasižiūrėti, kaip tie žmonės elgsis.
Ir rezultatai buvo tokie, kokie tikėjusi. Prižiūrėtojai gana greitai įsijautė į vaidmenį, pirmiausia, tiesiog jie gana tvarkingai palaikė tvarką, bet jau po pirmos nakties neatsirado daug įvykių, nes kaliniai, kai jau pasijautė žeminami, jie sugalvojo pakelt maištą, jie užsibarikadavo savo kamerose, tada prižiūrėtojai tarėsi, ką daryti, nes jie žinojo, kad fizinės agresijos lyg negalima naudoti, tada sugalvojo, kad naktį jie gali kažkaip lyg pusiaučiai nesupras agresiją, neagresiją, pavyzdžiui, gesintuvus panaudoti, kurie ten irgi nebuvo numatyta, kad eksperimentai bus naudojami, bet pagal bendrą tvarką visur turi būti gesintuvai. Jie sugalvojo, kad naktį gal eksperimentatoriai nestebės, nes viskas buvo filmuojama, jie tais gesintuvais tada pabandė palaikyti tvarką, ten apipurškė kalinius, juos išvedė, atėmė iš jų lovas kuriam laikui ir panašiai. Ir nuo to viskas prasidėjo. Kaliniai tada iš pradžių dar bandė priešintis, bet paskui nebelabai besipriešino, jie jautėsi pažeminti, labai greitai atsirado emocinės problemos įvairios. Pavyzdžiui, net antrą dieną vienas kalinys jau pradėjo šaukti, draskyti nuo savęs drabužius ir panašiai, net eksperimentatoriai patys atsiminimuose sako, kad jie net nelabai patikėjo, kad gali būti čia tikri simptomai. Nes antrą dieną vis tiek čia vaidmuoti kažkoks net nelabai realu, kad žmogui gali būti tai blogai. Bet kai įsitikino, kad jam tai blogai, tada išleido, nes buvo sąlygos, kad gali juos išleisti. Tai va, ten detalių labai daug, net sunku tai trumpai papasakot, bet esmė tokia, kad iš tikrųjų gana greitai žmonės prisimė savo vaidmenį ir prižiūrėtai po to darėsi agresyvesni ir jie kažkaip taip subtiliai ieškojo kūrybiškai būdų, kaip pažemintos kalinius, kad tai nebūtų lik tiesioginė fizinė bausmė, fizinė agresija, bet kad jie palaikytų tvarką. Pavyzdžiui, liepė jiems daryti atsispaudimus, kartais dar uždėdavo koją, kai darydavo atsispaudimus, visokią skaičiuotę sugalvojo, kad jie kartotų ten savo vardus ir panašiai, visokių buvo tokių subtilių formų žeminimo. O kaliniai gana greitai pasidarė emociškai prislėgti, nelabai priešinosi ir po vieną, tai vienas, tai kitas po to iš vis jau matys, kad jam blogai ir išleisdavo. Ir buvo neaiškiai riba, kada nutraukti eksperimentą. Ir čia atskira istorija apie tai, kad pats Zembardo po to pripažino, kad jis tai buvo įsijautęs, nes jis tuo pat metu buvo ir kalėjimo viršininkas. Jis prižiūrėjo bendrą tvarką. Jis pats po to pasakojo, kad aš tikrai buvau labiau kalėjimo viršininkas negu eksperimento vadovas. Ir jis tik tai nutraukė eksperimentą, kai labai aiškiai viena tyrimo prižiūrėtojų, tai yra iš mokslininkų irgi pasakė jam, kad žiūrėk, ką tu čia darai. Ir jis pats sako, kad tai buvo čia tokia subtili detalė, kad gal jį net labiau paveikė, nes jie tuo metu jau draugavo su šita mergina, jinai buvo laboratorijos asistentė ir po poros metų jisai vedė ją. Ir galbūt, kad jį turėjo daugiau įtakos. Bet jisai pats teigia, kad iki to niekas net nesakė, nors daugybė žmonių matė, kaip vyksta tas eksperimentas, niekas taip aiškiai nesakė, kad laikas jau baigti. Matyt, visi irgi žiūrėjo, kaip čia įdomu, kas čia vyksta, buvo sunku susigaudyti. Ir čia tiesiog didelė diskusija, ar laiku jie nutraukė, kada buvo galima nutraukti. Bet faktas tas, kad bent jau šitame eksperimente žmonės prisėmė vaidmenis ir gana greit tapo tikrai įsijautė į vaidmenis ir prižiūrėtojai buvo ir kaliniai. Ir kai eksperimentas anksčiau laiko buvo nutrauktas, kaliniai džiaugiasi, o prižiūrėtojai liūdėjo. Jis sakė, kodėl čia per anksti nutraukėt. Tai va toks eksperimentas. Ir trečias eksperimentas, kol kas tik tai va praeinam taip greitosiam apie juos, yra išmokto bejėgiškumo eksperimentas. Atliktas Martino Seligmano su šunim 70-ąjį 20 amžiaus. Čia tyrimo idėja atėjo truputį iš kitur, ne tiesiog stebint visuomenę, o eksperimento autoriai pirmiausia tyrinėjo mokymosi dėsningumus. Mokymasis dažnai yra tyrimas tradiciškai su gyvūnais, nes daug dėsningumų yra tie patys su žiurkėm, su šunim, šiuo atveju su šunim tyrinėjo, žiūrėjo, kaip veikia bausmės. Ir jie netikėtai pastebėjo tokį dalyką, kurio negalėjo paaiškinti tradicinės mokymosi teorijos. Eksperimentas vyko taip. Šunys buvo suskirstyti į 3 grupės. Pirma grupė tiesiog nieko nedarė per tą laiką, laukė antros eksperimentų dalies, jie aišku to nežinojo, bet iš tikrųjų laukė. Antra grupė šunų buvo baudžiami elektros srove, bet jie galėjo nutraukti elektros srovę. Tai buvo padaryti tokie specialūs pakinktai, kuriuos šunys buvo įdėti, ir jie pasiekė svertą. Ir jis sverto nuspaudimas nutraukdavo elektros srovę kažkuriam laikui. Po to vėl paleidžiama elektros srovė, bet tas šuo galėjo kontroliuoti. Kai jis nuspaudžia svirtelę, tada elektros srovė baigėsi. Tam šuniui dar reikėjo laiko priprast, susisietos dalykus, bet jis galėjo kontroliuoti iš tikrųjų. Kai jis paspausdavo svirtelę, elektros srovė dingdavo. Trečia grupė šunų buvo poromis sujungti su antros grupės šunimis. Jie buvo sujungti tiesiog fiziškai tais pakinktais su antros grupės šunim, porom, bet jie negalėjo nutraukti elektros srovės. Jie gaudavo tą pačią elektros srovę kaip ir antros grupės šuo. Paleidžiama elektros srovė ir abu šunys vienodai jos veikiami. Jie irgi pasiekė svertą, bet jų svertas nieko nedarė, neišjungdavo elektros srovė.
Todėl įspūdis buvo toks, kad jie nekontroliuoja situacijos. Elektros srovę nutraukdavo antros grupės šuo, bet trečios grupės šuo spaudinėdavo svertą, bet jis negalėjo to susėti. Jo situacija buvo tokia, kad jis nieko negali padaryti, jis negali nutraukti tos elektros srovės, jis nekontroliuoja situacijos. Aišku, maždaug iki čia pirma dalis, nes po to buvo antra eksperimento dalis. Šunys buvo patalpinami jau kitokią patalpą. Kažkoks čia labai juodas pas jūs šuo, pas mane šviesesnis, gražesnis. Padalinta į dvi dalis. Pertvara nedidelė, maždaug iki šuns krūtinės, ir šuo patalpinamas į vieną dalį, kurios grindim paleidžiama elektros srovė. Ten grindys taip padarytas, kad galima paleisti elektros srovę. Bet pertvara tokio aukščio, kad šuo, jeigu nori, gali peršokti kitą narvo pusę ir antroji narvo pusė elektros srovės nėra. Taip jis išsigelbėjo. Eksperimentatorių klausimas buvo, kiek šunys bus linkę šokti iš vienos pusės į kitą, šitų trijų grupių šunys. Ir aišku, kontrolinės grupės šunys, kurie neturėjo jokio poveikio pirmojo eksperimento daly, gana greitai atrasdavo, kad jie gali peršokti per tą tvorelę ir išsigelbėdavo. Antros grupės šunys, kurie kontroliavo situaciją, irgi pasirodo gana greit ieškojo, aktyviai ieškojo, išsigelbėjom ir išsigelbėdavo. Trečios grupės šunys, dauguma jų, ne visi, bet dauguma jų dažniausiai net nebandydavo išsigelbėti. Būdavo kažkaip pirmieji impulsai, kad kas čia dabar bus, bet po to jis tiesiog krisdavo ir gulėdavo. Ir tą buvo sunku paaiškinti tradicinėm mokymosi teorijom. Nes tradicinis mokymosi teorija sako, kad jeigu natūraliai šuo turėtų peršokti kitą pusę, nes jam tai yra nemalonu. Jeigu jis nešoka, vadinasi, jis jau yra išmokęs, jis buvo pastiprintas kažkaip už tai. Bet čia šiuo atveju ne tik, kad nestiprinama, jis net yra baudžiamas už tą gulėjimą lyg tai, bet jis guli. Ir čia jau reikėjo kažkokios teorijos, kaip tai paaiškinti, ir va tada iškelta išmokto bejėgiškumo idėja. Kad trečios grupės šunys buvo išmokę, kad jie negali kontroliuoti situacijos, kad yra bejėgiai. Ir tas išmokimas netgi yra perkeliamas į kitą situaciją. Narvas visiškai kitoks, bet jeigu šuo jau yra patyręs, kad jis negali kontroliuoti situacijos, šiuo atveju gali būti, kad jis net nebando. Jis perkelia tą išmokimą iš kitos situacijos. Jis net nebando, nors realiai galėtų pabėgti. Rezultatai su šunim, bet jeigu pamastytumėt, kiek tas reiškinys gali būti pritaikomas gyvenime, tai turbūt irgi rasi daug asociacijų. Kad mes kai kažką bandom, bet jaučiam, kad negalim, tai dažnai mes kitoj situacijai, nors realiai galėtum, net nebandom. Su mokslai žinot, kad tai būna, kai kažkur man nesiseka, tai paskui gal aš išspręšiu, bet aš matematikos taigi nemoku. Nors realiai šitą uždavinį aš gal net nelabai bandžiau, aš neišspręsiu. Bet kur santykiuose, jeigu aš bandžiau užmegzti kažkokius artimus santykius su viena mergina, su kita mergina ir man nepasisekė. Arba mane tiesiog ignoravo, arba man aiškiai pasakė, kad eiktų savais keliais. Tai po to būna labai sunku vėl rasti tos jėgos ir eiti vėl megzti santykius. Nes kai aš jau bandžiau ir man nepavyko, aš jaučiu, kad aš negaliu kurti gyvenimo tokio, kokio noriu. Tai va čia tik interpretacijos, bet galit pagalvoti, bent jau aš tai randu daug sąsajų su realiu gyvenimu. Ir tas reiškinys tikrai pasidarė garsus, daug kas bent jau mąstė apie jį, taikė gyvenime ir panašiai. Išmoktas bejėgiškumas. Kad kai mes patiriam, kad mes negalim kontroliuoti situacijos, tai kitoj situacijai, kur mes jau galėtumėm kažko pasiekti, mes dažnai net nebebandom. Tai va, tokie 3 eksperimentai. Liūdna? Kaip viskas sudėtinga. Ir iš tikrųjų tai buvo visa banga, šiandien visus papasakojau, buvo dar daug eksperimentų, kaip lengvai mes pasiduodam grupės įtakai, kaip lengvai išsiskaido atsakomybė. Ir nors kažkam yra blogai, mes nepuolam padėti. Ten jeigu buvo garsus netgi atvejis, toks gatvė, kaip žmogus gulėjo, buvo kažkoks priepolis ir gatvės pragulėjo pusę dienos ir pro šalį ėjo daugybė žmonių, bet niekas nepriėjo pagelbėti. Ir tada padaryti tyrimą ir nustatyta, kad tikrai kuo mes manom, kad daugiau žmonių galėtų padėti, tuo mažiau mes esam linkę padėti. Jeigu aš manau, kad aš esu vienas, daugiau šansų, kad aš padėsiu. Tai pasiskirsto atsakomybė. Ir daugybė tokių tyrimų, visa banga tyrimų rodančių, kokie mes nesam tokie jau pozityvūs, kaip lengvai mes pasiduodam neigiamam poveikiu, kaip lengvai mes tampam bejėgiai ir panašiai. Tas pats Filipas Zimbardo, kuris kalėjimo eksperimentą sugalvojo, po to toliau tyrinėjo blogio temą ir jis išskyrė tokias netgi kelias sąlygas, kurios paskatina mus tapti blogais arba imtis blogio. Įdomumo dėlį šiek pavardinsiu. Yra 7 sąlygos, kurios paskatina net ir gerus žmonės daryti blogį. Pirmas dalykas, jis sako, yra pirmas žingsnis.
Nes mes dažnai net nepastebim, kai padarom pirmą žingsnį. Tai nėra didelis blogis paprastai. Mes tiesiog kažkam leidžiam, kažkur patingim ir panašiai, bet tada nebėra ribos, viskas, mes peržengiam ribą ir nebeaišku, kur sustot. Tas pirmas žingsnis, kurio dažnai net nepastebim, yra pradžia ir paskui jau viskas, mes peržengiam ribą. Kitas dalykas, anot Zimbardo, yra kitų žmonių dehumanizacija. Tai yra laikymas jų nežmonėm. Pavyzdžiui, kalėjimo eksperimente tyčia buvo kaliniams priskiriami numeriai ir netgi prižiūrėtojai sugalvojo taisyklės, kad negalima kreiptis vardais. Kad net patys kaliniai vieni kitus turi kreiptis numeriais ir jie kreipdavo numeriais žmonės. Bet to tai buvo kaliniai, ne šiaip žmonės, jie turėjo kažkokią savo klasę. Ir jeigu mes kažką vadinam ne žmonėm, o kaliniais ir jo labiau numeriais, mes daug lengviau esam linkę daryti kažkokį blogį jiems, mes jų nebelaikom žmonėm. Tokia idėja. Trečias dalykas yra savęs deindividuacija. Tai reiškia savęs nelaikymas atskirų asmenių, kuris turi savo atsakomybę. Tai labai susijęs su anonimiškumu. Kad darau ne aš, o darom mes, pavyzdžiui. Taip? Ne tiek aš esu atsakingas su savo vardu ir pavardė, jeigu čia būtų kortelė, aš vienai perčiaus, kiek aš esu kalėjimo prižiūrėtojas. Ir mes esam visi kalėjimo prižiūrėtojai. Ir mes turim kažką daryti, nes tai yra mūsų darbas. Ir tada aš nelinkęs prisimti atsakomybės už tai, ką darau, ir aš daug labiau sulinkęs daryti blogus veiksmus. Ketvirtas dalykas, kurį jau minėjau per pavyzdį, yra atsakomybės išsisklaidimas. Kad kuo daugiau žmonių, aš manau, kad yra atsakingi už tai, tuo mažiau aš esu linkęs prisimti atsakomybę, pasipriešinti blogiui, arba tuo lengviau aš darysiu kartu su kitais, ką nors. Tik aš manau, kad esame mes ir aš neprisimu atsakomybės už tai. Penktas dalykas yra aklas paklusimas autoritetų, čia akivaizdžiausia iš Milgramo eksperimento, kad kai kažkas liepia ir vien tai, kad jis yra autoritetas, aš jau esu nusiteikęs tai daryti, aš daug lengviau tai darysiu, negu šiaip daryčiau, be autoriteto. Todėl autoritetai yra svarbus, bet matyti iš šitos išvados galima pamastyti, kad aš turiu vis tiek galvoti savo galvą, nes autoritetas gali liepti mažą, ką aš turėčiau bent būti pasiruošęs pasipriešinti. Šeštas dalykas, anot Zimbardo, yra nekritiškas konformizmas. Konformizmas pats žodis reiškia prisitaikymas prie kitų. Nekritiškas, tai reiškia darau, todėl kad visi daro. Jeigu aš nemastau, tai tada jeigu visi darys blogį, tai ir aš darysiu. Atsimenu, vaikų darželį mums senelis Šaltis bent vienas sakydavo, kur liepdavo mums kartoti ir aš kartu, ir ten pasakodavo apie kažką ten, aš esu geras, arba aš eisiu namo ir aš kartu, ir paskui sakydavo, marsiečiai valgo ugnį. Ir tada būtų labai juokinga, kai jis sako, ir aš kartu valgau ugnį. Tai apie tai, kad jeigu aš aklai tiesiog kartoju, taip kaip visi, taip kaip man liepia, tai tada aš padarysiu ir blogus dalykus. Ir septintas dalykas yra pasyvus blogio toleravimas, pasyvumas. Nes dažnai mes nedalyvavimą siejam su kažkuo geresniu negu aktyvų blogio darymą. Bet tai iš tikrųjų yra pirmas žingsnis dažnai. Nes jeigu aš neprisidedu, bet aš taip pat ir nepasipriešinu, tai realiai aš irgi esu to blogio dalyvis. Bent anot Zimbardo. Tai va tokios sąlygos, daugas iš jų yra ne tik šiaip sakoma, bet atlikti tyrimai ir parodyta, kad, pavyzdžiui, tikrai kuo labiau pasidalė atsakomybė, tuo mažiau žmonės yra linkę padėti. Tai žinau, ir visai visi punktai, bet daug iš tų punktų yra pagristi tyrimais. Tai va, liūdnas vaizdelis, kaip lengvai mes pasiduodam blogiui, taip? Bet kadangi ir mes esam kritiški ir netiesiog priimam punktus, va, ką čia dėstytojas kalba, tai dabar grįžkim prie to eksperimento ir pagalvokim atidžiau, ką mes iš jų sužinojom. Nes vienas iš mano tikslų šitos paskaitos irgi jums parodyti pavyzdžių, kas vyksta psichologijos moksle dažnai ir šiaip turbūt moksle. Kad kažkas padaro tyrimą ir būna tokia banga susidomėjimo, visiems labai įdomu. O, pavyzdžiui, Stanfordo kalėjimo eksperimentas sukelia didžiulę bangą. Iš tikrųjų, kas ten vyksta, kodėl taip žmonės kalbėjo, diskutavo. Buvo daug klausimų dėl tyrimų etikos, pavyzdžiui, ar galima taip daryti. Visi šitie tyrimai iš tikrųjų prisidėjo prie mokslinės tyrimų etikos kūrimo, nes dabar yra komisijos kiekvienam universitete, ar bent turėtų būti, kur bet koks rimtesnis tyrimas negali būti atliekamas be etikos komisijos leidimo. Ir tokie eksperimentai, apie kuriuos aš pasakoju, šiais laikais nebėra daromi dėl etikos priežasčių, nes neleidžiama juos daryti. Tai va, atsiranda banga kažkokia, visi susidomi, bet po to diskutuoja, kritikuoja tas idėjas ir tada pamatom, kad nėra taip jau viskas paprasta. Ir pavyzdžiui, aš kelis dalykus pasakysiu apie šitos būtent eksperimentus. Milgramo eksperimentas apie elektrošokus ir paklausimą autoritetams. Irgi klausė, kiek žmonių dalyvavo, tai Milgramas atliko daug eksperimentų. Pirmas buvo tiesiog standartis, po to jis keitė įvairias sąlygas. Pavyzdžiui, ar kas nors keistus, jeigu mes eksperimentą darytumėm ne mokslinėje laboratorijoje, kažkur organizacijai,
verslo organizacijų, bent jau aplinka būtų tokia, atrodo, kad čia yra organizacija. Ar skiriasi paklausimas autoritetui tarp vyrų ir moterų? O jeigu tas mokytojas mato mokinį, tas pats bus ar ne? O jeigu tas autoritetas, eksperimentatorius yra kitam kambarį, tą patį gausim ar ne? Tai yra daugybė įvairių sąlygų ir va čia matom, čia pavyzdžiai kelių tų eksperimentų, kad rezultatai irgi skiriasi. Čia nėra paties baisiausio, kur sakoma, kai vienas žmogus mato, kad kažkas jau pakluso ir ėjo iki galo, jis būna dar labiau linkęs daryti, yra daugiau netgi negu 65%. Bet dauguma kitų sąlygų žmonės yra linkę mažiau paklusti. Ir pavyzdžiui, čia pagrindinis eksperimentas 65%. Čia yra, kai netokioj prestižinėje aplinkoj, kažkur tiesiog ofise, kambariukė, mieste. Čia yra, kai mokytojas ir mokinys yra kartu vienam kambarį, 40%. Čia yra, kai mokytojas liečia netgi mokinį, gali paliesti, dar mažiau tai yra. Čia yra, kai mokytojas ir eksperimentatorius yra atskirai kitose kambariuose. Čia yra, kai tas eksperimentatorius ar ne profesorius, aiškiai parodoma, kad šiaip kažkoks eilinis žmogelis ir kad žmogus daug mažiau klauso, nes jam nebėra autoritetas. Ir čia yra rezultatai, kai žmogus prieš pats atlikdamas eksperimentą mato, kad du žmonės nepakluso jau autoritetui. Jie to nedarė ir iškart, žiūrėkit, tik 10% belieka paklusimo ir to žmogaus. Tai yra, matom, kad priklauso nuo sąlygų, nėra taip viskas paprasta. Ir nėra taip baisu, kad mes negalim pasipriešinti. Nuo aplinkos sąlygų priklauso ir gali būti, kad nuo pačių žmonių savybių priklauso, nes ne visi paklūsta, kad ir 65%, bet 35% nepakluso. Ir klausimas, kas būdinga tiems žmonėms, kurie nepakluso? Kodėl jie nepakluso? Su Stanfordo kalėjimo eksperimentu irgi buvo daug diskutuojama. Tiesiogiai tokį eksperimentą pakartot buvo sudėtinga dėl etikos, nes ten tikrai buvo baisių dalykų. Bet vis dėlto, kai kas bandė pakartot bent panašiom sąlygom ir vienas iš garsiausių bandymų buvo BBC televizijos kalėjimo eksperimentas 2002 metais. Jie irgi ten ilgus kelius praėjo, kol gavo sutikimą, kad jie tai darytų. Viskas vyko gal truputį švelniau, paprasčiau. Bet pagrindinė sąlyga buvo tokia pat. Surinkti žmonės, jie atsitiktinių principų paskirstyti dvi grupės. Vieni tampa kaliniais, kiti prižiūrėtojais. Ten žmonių skaičius truputį skiriasi negu Stanfordo eksperimente. Šiuo atveju prižiūrėtojai buvo truputį mažiau, bet vis dėlto pagrindinės sąlygos tokios pat. Ir buvo pažiūrėti, ar gausim tokius pat rezultatus. Nes tai, kad Stanfordo eksperimente gavom tai, bet ką mes galime žinoti, tai yra vienas atvejis. Ar visą laiką tai būna, ar ne, reikėtų kartoti. Šiaip mokslai labai svarbus yra eksperimentų pakartojimas. Tai kai mes daug kartų pakartojam, galim būti tikri. Tai var spėkit, kokie rezultatai buvo čia. Ir čia rezultatai buvo gerokai kitokie. Vėl buvo trileris ten kažkas, nes čia tokio tipo eksperimentas, kad stebim, kas vyksta, kažkas ten prieštarauja, prižiūrėtėms, kas neprieštarauja, kažkas maištauja, tai ten visa istorija, kurią sunku papasakoti. Kam įdomu, galite internete pasiieškoti, labai patogus puslapis yra padarytas su filmukais, su nuotraukom, galima paskaityti. Bet iš esmės, šiuo atveju, man bent kai paskaičiau aprašymus, susidarė įspūdis, kad kentėjo prižiūrėtojai net labiau negu kaliniai. Nes kažkaip šiuo atveju jie nebuvo vieningi, nebuvo susitelkę, o kaliniai gana greit pradėjo vėl maištauti, galvoti, kaip čia mūsų įdomesnį tą eksperimentą pasidaryti, o prižiūrėtojai jiems nelabai pasipriešino, galiausiai kaliniai pasiūlė padaryti komuną. Sakė, čia bloga tvarka, padarykim, kad visi turi vienodas teisės ir mes kažkaip bendrai priimsim sprendimus. Eksperimentatoriai nesikišo, nes galvoja, pažiūrėsim, kas čia bus visai įdomu. Iš tikrųjų, jie padarė komuną, buvo lygios teisės visų, bet irgi kažkaip nelabai visą tai veikė ir gana greit vėl atsirado iš kalinių pusės tokia iniciatyva vėl padaryti kažkokį diktatorinį režimą. Tai tie patys kaliniai, kurie ten buvo aktyvūs, inicijavo komuną, greitai pasakė, dabar mes busim prižiūrėtojai ir jūs mūsų klausysit. Ir va tada eksperimentatoriai nutraukė eksperimentą, nes galvoju, mes jau nenorim žiūrėti, kas čia bus toliau. Bet irgi daug diskusijų ir čia jau galima filosofuoti, galvoti, ką mes sužinom iš to eksperimento. Pavyzdžiui, šito eksperimento autoriai masto apie tai, iš kur atsiranda diktatūra apskritai. Kad viena iš sąlygų sako, kad tiesiog turim kažkokią tvarką, kuri neveikia, kuri nėra efektyvi, žmonės pradeda norėti stiprios rankos, kad būtų bent jau konkretu aišku, kas vyksta. Tai čia tiesiog jau samprotavimą apie tai, kas iš to. Bet faktas tas, kad šiuo atveju rezultatai gerokai kitokie negu Stanfordo eksperimento rezultatai. Ir jau galim galvoti, žiūrėti, kas ten skiriasi. Nes BBC eksperimento autoriai tyčia dar kai kurias sąlygas keitė. Pavyzdžiui, bandė padaryti, kad tie kaliniai būtų labiau vieningi tam tikrom sąlygom.
ar mažiau vieningi. Pavyzdžiui, iš pradžių jie turėjo teisę pakilti karjeros laiptais, pavyzdžiui, patys tapti prižiūrėtojais, jeigu jie tam tikras sąlygas vykdė. Eksperimento autoriai mane, kad tada jie nebus vieningi, tada yra konkurencija. Jeigu aš galiu būti paskatintas, tada aš labiau savo keliu eisiu, o nebandysiu susitelkti. Po to ta galimybė buvo pašalinta ir eksperimento autoriai tikėjosi, kad tada kaliniai bus vieningesni. Iš tikrųjų jie buvo vieningesni ir tada kilo maištas, jie kartu tai darė. Ir panašiai. Tai ten daug kintamųjų ir galim daug žiūrėti aiškinių, kas čia vyksta, kas yra lyderis, kaip atsiranda lyderis, kada žmonės labiau linkia būti vieningi, kada ne, kada pasipriešinama maištui, kada ne, tai čia yra daugybė kintamųjų ir todėl nėra paprasta eksperimentą apibendrinti. Bet faktas tas, kad rezultatai gerokai kitokie negu Stanfordo eksperimento. Tad nes irgi nėra taip viskas paprasta ir baisu. Ir pats Filipas Zimbardo, Stanfordo eksperimento autorius, nesustojo ties savo eksperimentu, bet jis tiesiog aktyvus žmogus, jis dabar dar tebėra gyvas. Galite rasti internete jo filmukų, jis jau 80, man atrodo, kažkiek metų, bet įdomus žmogus, jis daug prisidėjo prie psichologijos populiarinimo. Ir jis taip pat toliau tyrinėjo blogio temą, iš kur atsiranda tas blogis. Bet ir pats galiausiai, kai vardino tos punktus, kuriuos aš jums irgi sakiau, kas prisideda prie blogio, pats vis aktyviau pradėjo sakyti, palaukit. O jeigu tokie veiksniai prisideda prie blogio, tai kažkas turėtų būti panašus veiksniai, ar tokie pat punktai kažkokie, kurie padėtų pasipriešinti blogiui. Kodėl dalis kalinių, net ir jo originaliame eksperimente, netapo emociškai ten baisiai prislėgti, jie bandė priešintis. Nes visose eksperimentuose, Milgramo eksperimente irgi ne visi pakluso. Tai kas būdinga tiem žmonėms? Ir dabar, va čia įdomumo dėliai, prieš metus ar porą metų aš pats tiesiog internete radau, kad Filipas Zimbardo įkūrė tokią praktinę programą herojiškumo ugdymo, arba dar konkrečius vadina Heroic Imagination, herojinės vaizduotės projektas. Jis kalba apie tai, kad iš tikrųjų, kaip pats pasidomėjo per daug metų, kas paskatina žmonės priimti blogį ir kas pasipriešinti blogiui, tai gal galima tikrai nesukurti konkrečias ugdymo programas, kad žmonės susimastytų ir pasipriešintų blogiui. Nes lygiai tos pačios sąlygos, kai kažkas yra blogai, pavyzdžiui, kažkam yra bloga, mes arba pabėgsim, arba padėsim tam žmogui. Sąlygos tokios pat, kažkas yra nuo mūsų priklausomų. Ir gal galima ugdyti tas savybės, kurios padėtų mums tapti herojais. Jis pats pusiau komiškai taip apie tai kalba, tiesiog, kad būtų įdomiau. Nes herojus, atrodo, toks žodis, mums kažkas tokį išpasako ir panašiai. Bet realiai jis sako, kad mes kiekvienas galim tapti herojais. Jis pats sako, kad mano misija yra pasėti herojų visam pasauliu, kad būtų kuo daugiau herojų. Jis įkūrė projektą, aš galiu jums parodyti tiesiog puslapio pradmenis, kas norėsit, galėsite internete pasižiūrėti. Heroic Imagination, va čia pats Filipas Zimbardo, jisai pristato tą projektą. Ir čia yra, galit pasižiūrėti, tiesiog nueit, kviečia mane praeiti tam tikrus žingsnius. Va, sako, įsitraukit. Ir netgi žingsniais galima praeiti, kur kalbama skirtingom temom. Kaip tapti drąsesniam, kaip rasti įkvėpimo, kaip imtis konkrečių veiksmų, nes mes galim galvoti, kad taip, jeigu reikėtų, aš padaryčiau, bet aš dar nieko nedarau. Ir jis tai daro tokiu būdu, kad dar pristatomi klasikiniai eksperimentai. Tas pats Stanfordo eksperimentas, čia yra konformizmo eksperimentas garsus. Ir po to siūlomi klausimai diskusijai, kad žmonės susimastytų, pagalvotų, ir idėja yra tokia, kad jeigu mes bent jau būsim sąmoningi, susimastysim, tai yra daugiau šansų, kad mes nepaklusim tam blogiui. Ir taip pat kitas puslapis yra tai, kad netgi galima, kaip aš lietuviškai išverčiau, tuo tokius herojaus įžadus. Tai yra tu prisiregistruoji toj svetainiai ir tada pats pasižadi savo ir kitiems, kad aš pabandysiu būti herojiškas. Tai yra kasdien, pavyzdžiui, padarysiu bent po vieną gerą darbą. Nes kai aš įsipareigoju, kažkam yra lengviau tą daryti, nes šiaip kartais būna įsipareigoju, bet užmirštu, tai jau pasižadėjau, tai darysiu. Tai va, kam įdomu galėsi pasižiūrėti. O ką aš noriu pasakyti, tai va, kad irgi pradinis eksperimentas, kažkoks apie blogį, apie tai, kaip baisu išaugai konkrečią programą taikomosios psichologijos. Čia yra ne tik interneto svetainė, eina į mokyklas, daro programas, kalba su mokiniais apie tai, kas yra heroizmas, ar jie galėtų būti herojais, kas trukdo daryti gerus veiksmus ir panašiai. Tai labai konkreti psichologijos programa. Ir mes dar turėjom trečią eksperimentą, tai pažiūrėkime irgi, kas buvo po jo. Štai. Martinas Seligmanas ir išmoktas bejėgiškumas, kaip šunys buvo kankinami.
Pats Martinas Seligmanas irgi po to dirbo su šita tema ir irgi galvoju, klausimas pirminis buvo, kas būdinga tiems šunims, kurie pasipriešino, kurie iššoko vis dėlto, nes jie buvo trečioji grupė, bet jie vis dėlto sugebėdavo pabėgti. Kokios savybės jiems būdingos, kodėl jie neišmoko to bejėgiškumo. O jeigu žmonėms tas taikoma irgi išmokto bejėgiškumo terminas irgi, kodėl vieni žmonės tampa bejėgės, kiti ne. Sąlygos tokios pat, bet vieni tampa, kiti ne. Kas būtent būdinga? Ir panašu, čia kaip sakiau, kad neužtenka klasikinių mokymos teorijų, kurios kalba, kad tik aplinka yra ir reakcija. Kažkas mūsų viduje tai keičia. Gali būti ta pati aplinka dviem žmonėms, bet vienas taps bejėgis, kitas netaps bejėgis. Ir tada jis pradėjo kurti teoriją apie tai, kokios savybės yra būdingos tiems žmonėms, kurie pasipriešina ir kurie ne. Ir jis sukūrė atribucijos teoriją. Atribucija reiškia, kam mes priskiriam priežastis, įvykio priežastis. Ir ten yra bent 3 tokie lygmenys. Tai yra, kaip aš manau, ar tos priežastys yra išorėje ar viduje. Pavyzdžiui, jeigu aš neišlaikiau egzamino, ar aš neišmokau, ar buvo neteisingi klausimai. Arba jeigu aš padariau kažką blogo, tai dėl to, kad mane kažkas privertė, liepia autoritetas, ar dėl to, kad aš esu blogas. Tai tiesiog įvairiai, bet ar aplinka kalta, ar aš kaltas. Kitas dalykas yra pastovumas laike. Ar situacija yra pastovi, ar tęsiasi ilgai. Pavyzdžiui, aš egzaminą išlaikiau, ar šį kartą aš nepasimokiau, ar apskritai aš nieko nesugebu. Jeigu kažkas įvyko blogo, ar tai tik tai situacijai būdinga, ar nuolat tai vyksta. Ir trečias veiksnys yra pagal pačios situacijos specifiškumą. Ar tai yra būdinga tik tai situacijai, ar yra būdinga visur. Pavyzdžiui, ar aš nemoku matematikos, ar aš apskritai esu negabus, nieko nesugebu. Ir tai gerokai daug ką keičia. Jis išskiria, kad yra tam tikras pesimistinis požiūrio stilius. Ir pabandykite vardinti pagal šitos 3 veiksnius, kas yra būdinga pesimistiniam stiliui, kai žmonės labai greitai tampa bejėgiais, mano, kad nieko negali. Kaip jie priežastis priskiria išorėje ir viduje. Turbūt dar priklauso nuo to, ar tas kalbam apie kažkokį gerą įvykį ar blogą. Jeigu nutiko kažkas blogo, tai pesimistas ką sako? Aš nevykėlis, vėl nepadariau nieko, vėl blogai. O jeigu kažkas gero nutiko, tai pasisekė šį kartą, taip, geri klausimai, bet aš nesugebėjau padaryti. Kaip su situacija pastovi ar laikina yra pesimistui? Vėl gal taip pat, jeigu bloga, tai tada, taip, visur man nesiseka, niekur aš, matematikoje pasirodo, nebandžiau dar niekada krepšinio žaisti, pasirodo, aš krepšinio nesugebu žaisti. Jau žinojau, kad aš matematikoje negabus, muzikoje nieko nesugebu ir panašiai, pasirodo, aš krepšinio nesugebu žaisti. O jeigu kažkas gero, tai turbūt, taip, šitoje srityje gal aš geras, bet aš visur kitur taigi blogas, nieko nesugebu. Ir panašiai. Tai pagal visus 3 veiksnius mes galim perėti ir pesimistiniui stiliui būdingas vienas požiūris, optimistiniam kitkas. Kaip tik optimistai, jeigu kažkas nepasisekė, sako, taip, šį kartą nepasisekė, bet eisim toliau, bandysim. O jeigu kažkas gero, tai jisai pagiria save, neužmiršta padėkoti savo už tai, kad bus gera. Tai čia yra visa teorija apie tai, kaip mes suvokiam situaciją, bet idėja yra ta, kad nėra taip jau paprasta, kad kai yra situacija kažkokia, mes kažkaip elgiamės. Daug kas priklauso nuo mūsų. Ir tolesnis klausimas yra, jeigu mes taip skiriame savo savybėm, ar tos savybės yra prigimtinės, ar mes tokiais gimstam, ar mes galim keistis kažkaip. Gal galima išmokti optimistinio stiliaus. Ir panašu, kad galim. Pats Seligmanas irgi kūrė savo terapijos kryptį, kur siūloma mokytis požiūrį, keisti savo požiūrį į pasaulį. Jisai parašė visą knygą Išmoktas optimizmas, po išmokto bejėgiškumo. Ir jisai teigia, kad galima išmokti, yra gana praktinė knyga, kur galima tam tikrais būdais keisti savo požiūrį ir tapti labiau optimistais. Tai čia buvo tokia pradžia, bet Martinas Seligmanas tuos dalykus kalbėdamas jau tada tapo labai garsus. Tada jis buvo išrinktas Amerikos psichologijos asociacijos prezidentu. O Amerikos psichologijos asociacijos prezidentai inauguracijos kalboje jau kviečia kažkokius dalykus labiau atkreipdėmėsi, kas psichologija yra svarbu. Ir jis labai akcentavo į tai, kad psichologija apskritai iki tų laikų, iki maždaug 90 metų, labai daug dėmesio skiria blogiui. Traumoms, vaikystės neigiamai patirčiai, kaip lengvai mes pasiduodam blogį ir panašiai. Ir sakė, mes praktiškai iki šiol nekalbėjome apie tai, o kaip kodėl žmonės jaučiasi laimingi, kodėl vieni laimingesni, kiti ne. Ar galima kažkaip padaryti žmonės laimingesnius? Nes priežastis, dėl ko mes tampam nelaimingi ir laimingi, gali būti ganėtinai skirtingos. Ir tą pusę į pozityvą buvo labai mažai kalbama. Jis sakė, kad tai svarbu.
Mes turim ir jau daug metų tobulintą ligų klasifikaciją. Bet mes, kai jis kalbėjo, dar sakė, neturim teigiamų pusių klasifikacijų, stiprybių, kad žmonės ir galėtų atpažinti, kokios yra stiprybės. Ir jisai kūrė ir dabar yra tobulinama, bet jau yra ta klasifikacija ir jį galima rasti internete, kur galima pagal klausimus kažkokius nustatyti savo stipriasias pusės ir jas panaudoti paskui. Ir taip gimė pozityviosios psichologijos kryptis. Tai tokia atskira psichologijos šaka, kuri irgi tyrinėja apie tai, kokie žmonės jaučiasi laimingi, kokie veiksniai prie to prisideda, kaip žmonės suvokia laimę, kaip galima paskatinti žmonės, kad jie jaustųsi labiau laimingesni ir labai konkrečiais dalykais. Pavyzdžiui, kad ir jeigu aš darau gerą kažkam kitam, kaip aš tada jausiuos. Siūloma tiesiog pabandyti. Ir pozityvioji psichologija yra ne tik šiaip kalba apie gėrį ir blogį, bet jie bando padaryti tyrimus. O taip kaip buvo tyrimai apie blogio poveikį, taip pat ir čia yra daromi sistemingi eksperimentiniai tyrimai. Pavyzdžiui, 2 grupės žmonių, viena grupė tiesiog gyvena, kita grupė kažką konkretaus bando daryti. Turi kažkokį užduotį. Ir jie žiūrima, kurie jausis laimingesni. Tai kam įdomu, galėsit pasidomėti išsamiau. Tai perėjom tos kelis eksperimentus ir aš užbaigsiu, ką aš norėjau pasakyti ir po to galim dar skirti laiko. Tai iki šiol turbūt nieko nesigirdėjo vis tiek. Gerai. Tai štai, aš tokius bent 2 sluoksnius, 2 dalykus čia matau. Aš jums pasakau vienas dalykas apie tai, kaip yra daromi tyrimai ir kas po to iš to. Žmonės kalba, kažkas yra taikoma praktikoje, kažkas netaikoma. Ir čia, manau, buvo geri pavyzdžiai psichologija, kai prasidėjo nuo laboratorijų, nuo tyrimų, nuo universitetų, bet po to tai pavirto į kažką tokio praktinio ir konkretaus. O tas herojiškumo projektas, kur einama į mokyklas ir mokomi vaikai, kalbam apie tai, kas yra herojiškumas, kas yra blogis, pozityviosios psichologijos kryptis, kurie ne tik moksliniai tyrimai, bet kuriamos metodikos, intervencijos, kaip mes galim jaustis laimingesni ir panašiai. Tai manau, čia yra tiesiog geri pavyzdžiai ir aš juos parinku, kad kaip iš laboratorijų yra pereinama į gyvenimą, nes tai yra psichologija kartais problema. Nes yra mokslininkai, kurie sėdi laboratorijose ir daro labai rimtus tyrimus, bet niekas apie juos nesužino, net kažkas tam, kad suprastum tuos tyrimus, reikia būti pačiam labai į tas rytis įgilinus. Yra žmonių, kurie dirba praktinį darbą, bet jie dirba kartais nepakankamai profesionaliai, nes jie, kaip jų intuicija sako, taip jie dirba. Ir kartais visai gerai ir patikrinti, kas yra veikia, kas yra svarbu, kas veikia, kas yra svarbu, kaip žmonės suvokia situaciją ir panašiai. Tai kartais tie dalykai gali būti suderinami. Tyrimai, griežtumas mokslinis ir praktika. Ir čia mes daug kalbėjome apie tokius negatyvius ir pozityvius dalykus, kaip buvo didelė banga, parodžiusi, kokie mes esam neatsparūs blogio poveikiui ir po to vis labiau kalbam apie pozityvius dalykus. Ir taip psichologija gana stiprus pokytis per pastarosius porą dešimtmečių, vis daugiau kalbam apie sveikatą, sveikatos psichologija atsirado tokia atskira sritis, pozityvioji psichologija ir kalbam apie tai, kaip žmonės padaryti atsparesnius neigiamam poveikiui, kada žmonės jaučiasi laimingesni, kada žmonės imasi veiksmų kažkokių už save ir panašiai. Tai tokios mano idėjos, dabar galite užduoti klausimus ir galim kartu diskutuoti, ką čia išgirdot, ko jūs abejojat. Nes pranešimas trumpas visą laiką yra irgi, kad kažkokie teiginiai, kažkas per daug apibendrinta, nėra taip viskas paprasta, tai galim tiesiog kartu dabar padiskutuoti, kokios idėjos kilo. Taip. Konkreti viena savybė nenustatyta, nes matom, kad ten daug visokių kintamųjų. Pavyzdžiui, Seligmanas išskiria būtent tuos dalykus, kaip mes sakėm, tą atribuciją, kaip mes suvokiam, kur yra priežastis, ar ne? Kiti autoriai kažkaip kitus dalykus akcentuoja. Net pastebėkit, kad šiaip apie skirtingus dalykus kalba Zimbardo apie herojiškumą, kaip tokį, apie veiksmus, ir pozityvioji psichologija apie laimę, laimingumą. Tai irgi nėra visai tas pats, nors panašus dalykai. Tai kintamųjų daug ir aiškinimų yra įvairių. Čia vieno tokio veiksnio nėra. Ir psichologija apskritai toks mokslas, kai labai retai, kur mes randam, kad vieninga teorija visi sutinka, tai yra būtent taip ir taip. Psichologijoje, nežinau, dėja ar nedėja, bet kol kas yra tiesiog skirtingos teorijos. Labai žmogaus elgesys toks sudėtingas, kad neišeina paaiškinti vienareikšmiškai. Tai būtent todėl ir todėl tie 35% nepakluso. Yra teorijos. Ir kai kas sako, dėl to, kad jie
pavyzdžiui, prieš tai turėjo patirties kaip nepakluso autoritetui. Arba jie, būtent dėl to, kad gal nepatikėjo, kad tai yra tikras eksperimentas. Čia yra daug veiksnių ir nėra iki galo aišku. Tiesiog yra klausimai kol kas ir nėra iki galo aišku. Net ir tie 35% atkreipkite dėmesį, ne visai nepakluso, bet kažkas, jie nuėjo skirtingus kelius, kažkas daugiau tos srovės davė, kažkas mažiau, bet jie nenuėjo iki pat galo, tik tai iki paskutinio mygtuko. Dar? Ne tik klausimais galit mintim dalintis. Ar Lietuvoje atliekami tokie panašus psichologiniai tyrimai? Kokie būtent? Na, su įvairiom studentų grupėm, pozityvioji, negatyvioji psichologija, kažkokie vaidmenų tyrimai. Tam tikri tyrimai yra, kad ir sveikatos psichologijos. Pavyzdžiui, įdomu, kad ir studentai, čia ateina studentai ir kartais gal skiriasi priklausomai nuo, kad ir specialybės, kiek žmonės jaučiasi laimingi. Ir galima tai tirti, yra kadangi klausimynai paruošti, tai yra sveikatos psichologijos. Tokie eksperimentai, kaip aš čia pasakau, dabar niekur nėra atliekami. Nes yra neetiški, po to buvo daug diskusijų, nes mes negalim būti tikri, kiek žalos mes padarėm. Vienas iš pagrindinių ir mokslinio tyrimo etikos principų, ir psichologijos etikos principų yra žalos nedarimas. Ne visada išeina pilnai kontroliuoti, kiek yra to žalos nedarim, bet tokiuose eksperimentus ypač mes nežinom. Jeigu ten, pavyzdžiui, kalėjime, prisėmęs vaidmenį kalinio žmogus tapo emociškai nestabilus, bet po to jam lyg tai praėjo. Jį tada paleido iš to eksperimento, po to kalbėjo su juo, kad būtų užtikrinta, kad jam viskas tvarkoja. Ir net po daug metų ten po to su juo kalbėjo, yra interviu padaryti ir dabar internete gali atrasti. Lyg ir viskas tvarkoja. Bet kas gali būti tikras, kad nėra liekamųjų reiškinių? Maža, kaip jis ten jaučiasi, gal jam kartais būna užėda, gal jam vakarais jis blogai jaučiasi ir gal jis net nesakys televizijai, kuri kalbina, kad jam yra blogai. Bet jeigu jam vienu metu buvo labai blogai, mes tiesiog negalim užtikrinti, mes negalim pamatuoti, koks yra tas poveikis. Ir todėl dabar daroma daug atsargiau ir su tokiais eksperimentais tiesiog neleidžiama. Jeigu yra didelė grėsmė žalai, tokio eksperimento negalima daryti. Aš dabar radau tokių teorinių laimės eksperimentų, pavyzdžiui, daromos apklausos, kuri tauta laimingiausia pasaulyje, pavyzdžiui, šitų laidanai patys laimingiausi, bet tai ten irgi tiesiog žinamos anketos, aš nežinau, ar galima tikėti tokiais popieriniais eksperimentais. Pavyzdžiui, kaip išpamatuoti tą laimingumą, ar galima kažkaip praktiškai, tai ne vien anketų pagalba. Čia geras klausimas ir pozityvioji psichologija ir tai tyrinėja. Ne tik kas kam būdinga, bet kaip žmonės suvokia laimę ir kaip galima pamatuoti, nes ieškoma būdų objektyviai kaip įvertinti, nes galim tiesiog kiekvieną atveju apsibrėžti, ką mes šitam tyrime vadinsim laimę, pavyzdžiui, pinigų kiekį, net atlyginimų. Toks savotiškas kriterijus, bet konkrečiam tyrimui gali būti. Bet mes turime apsibrėžti labai aiškiai, kas tai yra. Kitu atveju būtent kažkoks klausimyno rezultatas gali būti laimingumo rodiklis. Dar kitu atveju gali būti, mes galim stebėti žmogų ir žiūrėti, kiek jisai šypsosi. Kažkaip irgi reikėtų vertinti objektyviai, kada yra šypsena, kada ne. Tai čia yra atskira problema psichologijos, kaip objektyviai vertinti būseną. Ir čia irgi yra daug kitų tyrimų, galite irgi pasidomėti. Panašu, kad labai skiriasi, kaip žmogus jaučiasi tuo metu. Jam tai atrodo ir, pavyzdžiui, kaip jis vertina praeitį. Nes mes kaip praeitį vertinam arba ilgą etapą, pavyzdžiui, manęs klausia, ar tu paskutinį mėnesį apskritai esi laimingas, būna tokių klausimų klausimynuose. Irgi atskirų tyrimų daryta, kad čia yra gerokai netikslu. Pavyzdžiui, mane labai veikia dabartinė situacija, kaip aš dabar jaučiuosi. Ir kai yra retrospektyviai, tai yra žvelgiant į praeitį, tai yra jau gerokai netikslu. Tai klausimas labai geras, nes sunku objektyviai vertinti. Bet psichologija tai yra tiesiog problema. Yra ir manau, kol kas bus, kaip tikrai tiksliai vertinti. Tai yra dažnai derinami įvairūs matavimai. Pavyzdžiui, galim stebėti žmogų, galim kažkokias fiziologinės reakcijas matuoti kažkaip, galim klausti jo paties, kaip jisai mano, galim duoti kažkokį testą, galim jų patalpinti į situaciją, žiūrėti, kaip jis elgsis. Tai yra įvairūs būdai ir jie yra derinami. Ir kiekvienu atveju dėl to padaryti gerą tyrimą yra tikrai genialumo klausimas, kaip sugalvoti tikrai išmatuotus dalykus. Pavyzdžiui, ar smegenų skenavimas kokiu nors rezonansų magnetiniu, ar gali duoti kažkokių atsakymų apie žmogaus laimės būseną, sąmonės būseną? Galim diskutuoti, ar gali, bet įdomu tai, kad kaip tik pastaraisiais metais yra kaip tik banga, kaip kalbėjau, buvo kažkada banga apie blogio tyrimus, apie smegenų veiklos ir visokių socialinių sprendimų ir socialinių jausenų, būsenų ryšį. Tai yra dažnai vadinama tokių socialinių neuromokslų. Ir bent jų idėjos yra, kad kažkiek gali, kažkiek objektyvų, bet irgi mes turime apsibrėžti. Pavyzdžiui, kas yra laimė. Pavyzdžiui, jeigu yra suaktyvuotos motyvacijos zonos, galim sakyti, kad tas žmogus ten laimingesnis arba jis labiau įsitraukęs ar panašiai, bet mes apsibrėžiam kažkaip gana dirbtinai, kad ką mes vadinsim
va tuo ir tuo. Arba žiūrim, kai žmonės atlieka tam tikras užduotis, kurios smegenų dalis yra suaktyvuotos. Pavyzdžiui, kai žmogus pats bent jau sako, kad džiaugiasi, kurios yra dalis aktyvuotos, kai tas pats žmogus sako, kad yra nuliūdęs, jis tik sako, bet žiūrim, kurios smegenų dalis aktyvuotos ir kas su kuo koreliuoja. Kai žmogus kažkokį atlieka matematinį testą, kurios smegenų dalis aktyvuotos. Kai jisai sprendžia uždavinį susijusius su pinigais, pavyzdžiui, kažkokiam davė užduotį ir žino, kad jis gaus realius pinigus už tai, kurios dalis aktyvuotos ir pasirodo, kad yra skirtingos dalis negu šiaip, kai nėra tų pinigų. Tai va ten yra įdomus nauji tyrimai, kam įdomu galite pasidomėti, tiesiog socialinis neuromokslas ar panašus terminai. Bet ten yra, kadangi naujas rytis, tai irgi aš ir pats nesu tiek įsigilinęs ir negaliu sakyti konkrečių dalykų, kas atrasta. Nes ten diskutuojama iš tikrųjų, ką duoda tokie tyrimai ir jie ką nors naujo pasako ar ne. Bet būtent va, tie tyrimai dabar yra labai aktyvūs ir ant bangos. Pirmo eksperimento metu, ar matydavo tas mokytojas dar mokinius? Sakėte, tam pačiam kambarį būdavo su eksperimentatorium. Bet mokinio nematydavo, jis girdėdavo. Pagrindiniam eksperimente jis nematydavo mokinio. O pakartotose buvo? Pakartotose bandė, neatsimenu, šitoje lentelėje buvo, bet buvo bandoma įvairiom sąlygom. Jo, tai buvo, man atrodo, net kad lietė mokinį. Va trečias stulpelis taip yra, kad mokytojas ir mokinys kartu 40%. Nes tikrai, bent kai pagalvojam, gali būti, kad tai yra svarbu. Nes yra kažkoks nuasmenimas, kai yra kažkoks abstraktus balsas, kažkur yra vienaip ir kitaip, kai aš matau, kad žmogus kenčia. Pavyzdžiui. Tai va čia tuo ir įdomu, kad įvairūs kintamieji matuoti ir matom, kad skiriasi tada poveikis. Nėra taip jau paprasta, kad visą laiką žmonės paklūsta. Net ir pats eksperimentas neatsitiktinai taip formuotas, kad ten kažkas sėdi kitam kambarį. Irgi galvoju, kaip sudaryti tokias sąlygas, kad labai aiškiai žmogus suvoktų autoritetą. Tai yra kažkas, jis buvo pristatytas kaip profesorius, jis tyčia dėvėjo baltą, ar iš nuotraukų, kaip matau, gal ten pilkas buvo halatas toks, bet kad jau matosi, kad tikrai rimtas žmogus mokslininkas. Jisai turėjo pasiėmęs ten rimtus popierius kažkokius ir žymėjo kažką, tai visos sąlygos daroms, kad atrodytų autoritetas. Ir taip pat mokinys, kad būtų kažkur toli, kad girdėtų tik balsą ir pagalvotų, kokias frazes jisai sako. Tai čia tikslingai tai buvo padaryta. Ir užtat gali būti, sakau, mums bent jau sąmoningai mąstant, kad kai mes tikslingai suformuojam situaciją, gal gaunam tą rezultatą truputį didesnį, aišku. Kai viską padarom taip, kad gautum tai, ko tikimės. Bet kai va, keičiam sąlygas, matom, kad nuo daug ko priklauso. Nuo aplinkos sąlygų ir nuo mūsų požiūrio. Taip. Autoritetas, vyras ar moteris konkrečiai nežinau, kaip skiriasi ar buvo daryta. Kai buvo tas pats tyrimo dalyviai, vyrai, moteris, lyg tai daryta, bet rezultatai praktiškai tokie pat. Dėl autoriteto reikėtų pasidomėti, nežinau konkrečiai. Čia buvo tyrimas būtent, kad autoritetas skatina blogį, o kaip gėrį gali skatinti? Ar skatina gėrį ir ar tokiu pat intensyvumu gali skatinti gėrį? Geras klausimas. Reikėtų pasidomėti, ar tokių tyrimų yra atlikta, gal yra, arba galim atlikti tyrimą. Kas prisidės? O kodėl aš turiu mokėti? Mes visi vardan visuomenės darysim. Vien dėl gėrio. Ir irgi labai geri klausimai, nes psichologija, bet ir šiaip moksle taip ir vyksta, kad mes analizuojam kritiškai rezultatus ir mums kyla idėjos. Pavyzdžiui, o kaip, o jeigu skiriasi tas ir tas. Ir tada randam, kad kai kas patikrinta ir daugiau dalykų yra nepatikrinta dar. Ir va tada mes galim patys daryti tyrimą ir patikrinti. Moksle, bent jau psichologija, yra daugiau neatsakytų klausimų, negu atsakytų. Taip. Į ką panašaus? Į ką panašaus?